Sveiki visi! Šiame video pristatysiu poeto Jono Aleksandravičiaus Aisčio pirmagimės dukros Vakarės Aistytės vestuvių nuotrauką. Artimųjų laimės akimirką fiksuojanti fotografija pasakoja tikrąją Vakarės šeimos Amerikos lietuvių ir Lietuvos istoriją. Tai atspindys apie jų jausmus, iššūkius gyvenimą ir vertybės. Jonas Aistis emigravęs 1946 metais į Jungtines Amerikos valstijas su žmona Aldona Grajauskaite Aistienė susilaukė 3 vaikų gyvendamas Amerikoje. Amerika – vienintelė šalis priglobusi tėvynės netekusi poetą. Vienintelis pasaulio kraštas, kur žmogus galėjo būti laisvas, nors nuolat kamuojamas tėvynės ilgesio ir kančios. Išskirtinai Aistis ir jo šeima išeivijoje puoselėjo lietuvių kalbą, tautos tradicijas, palaikė ryšį su Lietuva, savo vaikus auklėjo būti lietuviais, siekė Lietuvos laisvės atkūrimo. Lietuviškas žodis sužydėdavo Amerikoje šeštadieninėje mokykloje. Mokydami vaikus saugusieji kartą atneždavo Vilniaus katedros maketą, kitą kartą nulipdydavo Gedimino kalnų su pilies bokštu, ar rodydavo visą sodybos maketą ir aiškindavo, kur klėtis, kluonas, svirnas, kaip kaimiška tvora atrodo. Tose lietuvių bendruomenėse kiekvienas žmogus indėlis buvo labai vertinamas. Aistis nuo vaikystės vaikams tiekė pagarbą kitų žmonių pastangoms ir lietuvybei. 3 geriausios draugės, neskiriamas muškietininkės – Vakarė Aistytė, Danutė Vaičiulaitytė ir Elena Bradūnaitė kiekvieną vasarą vykdavo į lietuvių mergaičių stovyklas Putname, Konektikuto valstijoje. Stovyklaudamas pas Marijos nekalto prasidėjimo vienuolės, dažnai vadinamas vargdienio seserimis, mokėsi lietuvių kalbos, literatūros, papročių, rankdarbių. Istorija būdavo perduodama gyvu žodžiu, o ne iš vadovėlių. Tautiška dvasia buvo perduodama per liaudies dainas, vaidinimus. Tuomet pirmą kartą buvo pasakoma apie bolševikmetį, trėmimus, partizanus, Štuthofo nacių stovyklą. Būtent ten atsirado supratimas apie Lietuvą ir sužadinti patriotiniai jausmai, kad vaikai prisimintų, jog už juos kiti aukojasi. Atsirado didelė pagarba tiem, kurie už tai žuvo. 1952 metais Čikagoje Šatrijos draugijoje vaikystės draugės skaitė ir dainavo lietuviškai. Garbės svečias Jonas Aistis tapo tarsi nematomas tiltas tarp Lietuvos praeities ir dabarties. Bet grįžkime prie Vakarės Aistytės ir Leono Valaičio sutuoktuvių nuotraukos. Darytas 1972 metais. Viena iš gražiausių ir laimingiausių Aisčio šeimos dienų. Vestuvės – tai amžinas meilės ir noro kartu praleisti visą gyvenimą įrodymas. Kuo šios vestuvės buvo ypatingos? Atrodo, tai lyg ir paprasta nuotrauka, bet vestuvės vykusios Amerikoje išskirtinai yra lietuviškos ir vyksta pagal lietuviškos papročius ir tradicijas. Jaunoji Vakarė yra pasipuošusi savo siūtu, akinamai balta sutuoktuvių suknele. Balta jaunosios suknelė turi gilią tradicinę simbolinę reikšmę. Suknelė simbolizavo tyrumą, nekaltumą, dvasingumą. Jaunoji dėvė lietuviškais raštais puoštą karūną bei juosmenį puošia austinę juostą. Įkimtas baltas lietuviškas kuklumas iškart jaunąją išskiria iš margaus pamergių rato. Pamergės yra pasipuošusios lietuvišką tautinę atributiką. Nuotraukoje pamergių suknelės sudaro šviesos spalvos marškiniai su puošniais siuvinėjimais. Galima matyti siuvinėjimus rankovių galose. Sijonai ir liemenės taip pat išmargintas visokiausiais tautiškais siuvinėjimais. Prijuostės su tautiniais raštais, jos buvo įvairių spalvų ir raštų ir buvo siejamos su apsauga, vaisingumu, bendrystė. Tai buvo svarbus tautinis aprangos elementas, išlaikė senąsias Lietuvos tradicijas. Taip pat buvo galvos puošmena, karūnas. Jas buvo skaistybės ir šeimos simbolis, apsauga ir bendrystė. Galiausiai papuošalai. Nuotraukoje matoma visokiausių dydžių ir formų gintarinius papuošalus, apyrankės ir karolius. Pamergių apranga buvo be galo graži ir spalvinga. Laiminga jaunoji šypsosi gražiausią savo gyvenimo dieną. Ji tikra lietuvaitė, apsupta būrė bendraminčių ir tikrų lietuvių atžalų, gūdžiamis atbėgmečio laikmetyje. Ir tuo lietuviško žodžiu ir vėl verčia kovoti už laisvę, už kalbą, už savo žemę, už save.